Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Paulius išaukština kryžių. Mat buvo pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodymas. 1 Korintiečiams 2 skyrius 2-4 eilutės. Paulius buvo įpratęs savo pamokslavime naudoti oratorišką stilių. Jis buvo žmogus, gimęs kalbėti karalių akivaizdoje, priešais didžius ir išsilavinusius Atėnų vyrus. O savo intelektualinius sugebėjimus jis labai vertino ruošiant kelią Evangelijai. Jis bandė tai panaudoti Atėnuose. Iškalbingumą sutikti su iškalbingumu, filosofiją su filosofija, logiką su logika, tačiau jis nepatyrė tokios sėkmės, kokios tikėjosi. Vėlesni apmąstymai leido jam suprasti, kad reikia kažko daugiau už žmogišką išmintį. Jis privalo gauti jėgos iš aukštesnio šaltinio. Tam, kad įtikintų ir atvestų nusidėjėlius, į jo gyvenimą turi ateiti Dievo dvasia ir pašventinti kiekvieną dvasinį vystymąsi. Pauliui kryžiaus tema kėlė didžiausią susidomėjimą. Nuo to laiko, kai paliko nukryžiuoto Nazariečio persekiotojo karjerą, jis nenustojo šlovinti kryžiaus. Iš asmeninės patirties jis žinojo, kad jei nusidėjėlis pamatys tėvo meilę, išreikštą jo sūnaus aukoje ir atsiduos dieviškai įtakai, tai jo širdyje įvyks permaina ir nuo tos akimirkos Kristus taps viskuo visame. Savo atsivertimo metu Paulius buvo įkvėptas troškimo padėti aplinkiniams pamatyti Jėzų iš Nazareto kaip gyvojo Dievo sūnų, galinti pakeisti ir išgelbėti. Nuo tos akimirkos jo gyvenimas tapo pašvęstas rodyti Jėzaus meilę ir jėgą. Apaštalo pastangos neapsiribojo vien tik viešomis kalbomis. Buvo daug tokių, kurie tokiu būdu nebūtų pasiekti. Jis lankė ligonius ir liūdinčius, guodė prislėgtuosius ir pakėlė nusivylusius. Ką tik jis darė ar kalbėjo, viskuo jis aukštino Jėzaus vardą. Paulius suprato, kad sėkmės rezultatas slypi ne jame, bet šventosios dvasios buvime, kurios maloningą įtaką pripildė širdį. Savasis aš buvau paslėptas, o Kristus atskleistas ir išaukštintas. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.